E, Sveiki, brangus draugai. Šiandieną kiek neįprastai bus ryto kava, todėl kad jums yra didelė staigmena. Jis dabar pasieks įrašas, todėl kad aš šiuo metu esu stažuotėje Toronte ir tarp Toronto ir Lietuvos yra 7 valandų skirtumas. Tai pas jūs dabar yra po 4 ryto paryčiai, o pas mane yra po 9, tai yra vakaro. Tai dar tik vakaro, jūs jau rytą turit beveik, o aš vakarą. Tai tam, kad nesikelti 2 valandą nakties prieš 2, o tai jūsų laikė bus 9, tai turiu šiandien iš vakaro jums ruošiu ryto kavą, bet dėja be kavos, bet turiu su stiklinė vandens, taigi naujos kultūros, naujas laikas ir nauji įpročiai yra. Tai ryto kava jūs pasieks, kai jūs pabusite, ieškosite, belsitės, atsidarysite mūsų Facebooką ir jūs pamatysite šį nuostabų pasisveikinimą. Taip truks 2 mėnesius. Ir paryčiais jūs tik pabudę galėsite iš karto pasižiūrėti, tai būkite pasveikinti dar kartą. Tai išties norisi tęsti šį pasiryžimą ir jo nenutraukti, tuolab sulaukiant įvairius jūsų atsiliepimus. Tai išties norisi ir pradėti kartu. Šį laiką išties bažnyčia yra nukreipusi akis į Romą, kaip sakant, ir kur ir Lietuvos atstovai, ir vyskupas, ir pasauliečiai, ir jaunimas dalyvauja sinodinėme susitikime, kuriame dalyvauja iš viso pasaulio atvykę vyskupai, delegatai. Ir išties tai su kokiu klausimu popiežius ateina ir kokiu svarbiausių klausimų popiežius ateina, sušaukdamas šį susitikimą ir savo atidarimo šventėje, iš tikrųjų prieš kelias dienas, jisai pasakė savo pamokslę. Tai iš naujo nukreipti savo žvilgsnį į Dievą, kad būtume bažnyčia. O ką reiškia būti bažnyčia? Reiškia būti susirinkimo vieta, bendrystės vieta, komunijos vieta, įsiklausimo vieta, susiklausimo vieta. Ir tai neįmanoma be žvilgsnio nukreipimo į Dievą. Ir su gailestingumu žvelgiančiai žmoniją. Vieninga ir broliška bažnyčia, ar bent jau besistengiančia būti vieninga ir broliška bažnyčia, kuri klausosi, šnekasi, dialoguoja, laiminanti ir drąsinanti bažnyčia, kuri padeda ieškantiems viešpaties, kuri geruoju pakreipia abejinguosius, nutiesia kelius, žmonėms atveriančius tikėjimo grožį, bažnyčia, kurios centre yra Dievas ir kuri todėl nesiskaldo viduje ir niekada nebūna atšiauri išorėje. Tai kuri su Jėzumi yra rizikuojanti bažnyčia. Taigi tokios savo bažnyčios, tokios savo sužadėtinės nori Jėzus. Tai kaip teko irgi ne vieną kartą klausytis ir pašvęstojo gyvenimo, irgi vyresniųjų konferencijos sako, kasgi kitas, jeigu nepašvęstas gyvenimas ypatingų būdų ir gali tai paliudyti, jog jie yra dėka šio susitikimo su Kristumi, jie yra dėka santykio su Kristumi šitoji bendrystė. Taigi savo šaknimis pašvęstas gyvenimas tai liudija, pašvęstieji tai liudija. Na, praktiškai visko būna, nes visur ta žmogiška prigimtis, bet per savo įžadus, per savo prigimtį mes esam pašaukti į tai. Tai liudyti bendrystę kylančią iš Dievo ir vardan Dievo. Ir jo vardu esančią ir susibūrusią. Tai nes mes įžadus duodame bendruomenėje.
per bendruomenę. Taigi bendruomenė mums yra įrankis augti šventumo kelyje ir gyventi įžadais. Nėra įžadai pavieniui, taip kaip noriu, kur noriu ir kada noriu. Tai yra per bendruomenę. Tai iš ties, jeigu taip žiūrėti, kad vienuolystė yra tas pranašiškas sinodiškumo ženklas, tai galbūt praktiškai galiu pasakyti, kad pradžioje iš ties lydi iniciatyva, lydi entuziazmas, lydi žavesys, lydi daug emocijų, džiaugsmo, atradimų, bet su laiku iš tikrųjų užtenka to vidinio aiškumo, kad čia yra mano vieta. Čia yra mano vieta ir aš esu tikras dėl to, ką Viešpats padarė ir tai, kaip jis man padėjo atsiliepti. Tai viena. Antra, su laiku ir amžiumi išmokstama ne taip iš tikrųjų stengtis keisti kitus, bet išbūti. Ir tas išbuvimas gali būti nuskaistinimas ir kankinystė, bet išbūti gali padėti Kristaus vardas. Tik vardan Kristaus ir su Kristumi. Tai ta gelmė. Nes iš ties lengva būti ten, kur, kaip pasakyti, labai gražu, viskas gėlėta, bet ateina ir atšiaurumo momentų. Ir kas ne kas, bet tie atšiaurumo momentai labiausiai ir patikrina mūsų tikruosius nusistatymus, tikrasias vertybės. Bet iš patirties galiu pasakyti, kad per atšiaurumo momentus mes turim ieškoti dar giliau ir už atšiaurumo yra ramybė. Yra aiškumas, yra tikrumas, kad tai yra mano vieta. Tai iš ties ta bendrystė, ta sinodiškumas, norisi pasakyti koinonija, tai dovana kylanti iš Dievo ir Dievuje. Ir sinodiškam bei įsiklausančiam įmanoma būti tik Kristuje. Tik Kristuje. Kitų atveju norėsis keisti. Norėsis pakrikštyti, norėsis privesti iš pažinties, norėsis, kad keistų gyvenimą, keistų darbą, keistų draugus, keistų įpročius. Bet tikrasis sinodiškumas tai yra buvimas, dovanai. Be reikalavimo, be nusistatymo. Mylėti dovanai. Kaip tėvas myli Luko Evangelijoje. Tai, ką mes skaitome Luko 15 skyriuje. Myli ir tą sūnų. Bet net ir tas, kuris nutolsta, jisai jo laukia. Tai yra sinodiškumas. Kad many viltis yra gyva, nes yra gyva santykio, gyvojo Dievo. Tai norėčiau pabaigti šią tiesioginę transliaciją, į kurią vis karts nuo karto pasijungia žmonių, nemiegančių, gal dirbančių, arba irgi laiko skirtumą išgyvenančių. Taigi Viešpatie Jėzau Kristau, šio brėkštančio ryto tyloje ateinu pas tave ir nuolankiai pasitikėdamas prašau tave suteikti man savo ramybę, savo išminties ir jėgų. Leisk man šiandien matyti pasaulį meilės pilnomis akimis. Padėk man suvokti, kad visa bažnyčios šlovė yra ištryškusi iš tavo kryžiaus kaip šaltinio. Leisk man žiūrėti į savo artimą kaip į žmogų, kurį tu per mane nori mylėti. Dovanok man norą pasiaukojimą jam tarnauti
ir ugdyti jame visą tą gėrį, kurį į jį esi įdėjęs. Tegu mano žodžiai spinduliuoja švelnumu bei romumu. Ir visas mano elgesys tekuria ramybė. Tegu mano dvasioje lieka tik palaimas skleidžiančios mintys. Užverk mano ausims visiems nepalankiems žodžiams ir piktavaliai kritikai. Tegu mano liežuvis tarnauja tik tam, kad būtų iškeliamas gėris. Pirmiausia, padaryk Viešpatie, kad visada būčiau palankiai ir maloniai visiems nusiteikęs, kad visi su manimi susitikę jaustų tavo artumą ir tavo meilę. Aprenk mane savo gerumo ir grožio drabužiu, kad visą šią dieną galėčiau tave skelbti. Amen. Tai yra palaimintojo nukryžiuotojo Jėzaus Marija žodžiai. Taigi linkiu jums visą būtimi skelbti Dievą, o kartu sinodiškumo dvasioje būti su tais, kuriuos Dievas jums siunčia, nesistengiant apversti jų gyvenimo, bet stengiantis įsiklausyti, suprasti, įsigilinti, parodyti atjautą, supratimą, artimumą, užuojautą. Ir per tai jie jau pažins Dievą, dėka jūsų. Tai visi būkite palaiminti ir kai pabūsite skanios jums kavos, o aš einu dabar miegoti. Tai sudie ir sveikinimai iš Toronto.